Sveiki, šiandieną parodysiu, kaip sukurti naują klasę alfa erdvėje. Tai kuomet prisiregistruojame ir jau prisijungiame prie alfa erdvės, dešinėje viršuje matome mygtuką kurti naują klasę. Ją paspaudę mes gauname tos klasės specifikacijas. Tai pirmiausia, pavadinimas, kas nėra privalomas laukelis, tačiau paprastumo dėliai galime jai duoti pavadinimą. Klasę pavadinus galime pasirinkti klasės ikonėlės spalvą ir kažkokį tai paveiksliuką. Na ir tada vienintelis privalomas laukelis yra būtent klasė. Tai kadangi pavadinu 8b, klasė bus 8. Na ir paskutinis yra aprašymas. Tai jums kaip mokytojai kažkokia tai naudinga informacija apie pačią klasę, tačiau nėra privalomas laukelis, tai yra individualus pasirinkimas. Na ir kuomet viską supildėme, spaudžiame sukurti klasę ir tada ji atsiranda mūsų ekrane.